Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, metas pakalbėti apie Lietuvos rinktinę. Draugiškų rungtynių ciklas pradėtas užtikrintai ir sėkmingai. Tiesa, tų laimėjimų nereiktų pernelyg sureikšminti. Estai talentų negali prilygti mūsiškiams, o turkai treniruojasi vos net 2 savaitėmis mažiau. Jiems taip pat tai buvo pirmosios rungtynės ir dar be Shane'o Larkino perimetro linijoje, kuris ten bene vienintelis toje komandoje gali kažką sukurti iš mažiukų kitiems. Na žodžiu, nieko keista, kad sunkiai besitreniruojant jau 3 savaitės komanda laimi prieš komandą, kuri kartu praktiškai savaitę ar tik pusantros ir kuriai tai yra vos pirmasis mačas kartu. Net ir serbų treneris Svetislavas Pesičius išskyrė mūsų rinktinės ankstyvą pasiruošimo pradžią. Nors ir rezultatai kol kas nesvarbus, negali sakyti, kad vaizdelis nėra smagus. Ir negali sakyti, kad negalime jau dabar kažko spręsti apie tai, kaip atrodys Rimo Kurtinaičio rinktinė. Net ir be Jono Valančiūno pirmuose 2 mačuose akivaizdus yra pagrindiniai naujojo trenerio akcentai. Per juos šiandien greitai ir prabėkime, o jūs taip pat nepamirškite paspausti like ant šito video ir prenumeruoti kanalo, jei dar nesate to padarę. Patys suprantate, kad artėjant čempionatui to turinio bus tik daugiau, na, o vis dar ir ąžuolo tubelio su Maodolo nespėjau apžvelgti. Reikėjo pailsėti, dabar jau pažadu pasitaisyti. Pats pirmasis į akis krenantis rinktinės bruožas kol kas yra greitis. Labai akivaizdu, kad Kurtinaitis tą akcentuoja kiekvieną dieną treniruotėse. Žaidėjai žaibiškai reaguoja į kiekvieną atkovotą ar perimtą kamuolį ir paprasčiausiai pirmiau sprintuoja negu varžovai. To užtenka rinkti lengvus taškus greitajame puolime. Čia Osmanas meta ir bitimas su Normantu kaip ir vienoje vietoje čia. Bet Margeris dar skriejant kamuolį jau mato, kad metimas bus netikslus ir pasileidžia į greitą puolimą, tubelis kitoje aikštelės pusėje daro tą patį, 2 prieš 1 situaciją. Ir tik šiek tiek netikslus perdavimas čia priverčia buvusį Ryto kapitoną mesti iš toli, o ne iš po krepšio. Kitame klipe užtenka pasižiūrėti, kiek nedaug laiko praeina nuo to momento, kai Jokubaitis sugauna kamuolį, iki kitų 3 lietuvių sprinto pradžios. Maksimaliai greita reakcija ir sprintas nesvarbu, ar tu arčiausiai varžovų krepšio, ar ne, ir tado 2 taškai. Prie didžiulio fokuso, greitos reakcijos svarbu ir pats principas. Tiesiog aplenkti žaidėją, kuris yra šalia tavęs. Tokiu būdu paprasčiausiai yra sukuriamas skaičių pranašumas, o su skaičiais taip jau yra, kad jie dažniausiai nemeluoja. Radzevičius atkovoja kamuolį, Jokubaitis čia apibėga vėl tą patį bitimą, Birutis apibėga Jurceveną ir Osmanas turi rinktis ar eiti arčiau, ar saugoti Birutį, lieka pilkoj zonai ir tai yra dar 2 lengvi taškai. Čia estų tritaškis netaiklus ir Rokas Giedraitis dabar jau apibėga savo žmogų, jis sukuria 3 prieš 2 pranašumą ir tas pranašumas vėl virsta nevargimu pozicinėme puolime. Šiaip lietuvių greičiai tikrai kol kas atrodo įspūdingai ir prie to teigiamo įspūdžio prisideda ir prie tai, kad, na, praktiškai visi lietuvių žaidėjai, išskyrus Mareką ir Birutį, na, turbūt kiekvienas kitas atkovojęs kamuolį gali iš karto varytis jį į priekį, o ne ieškoti, kur ten atlikti perdavimą į žaidėjų ir taip stabdyti žaidimą. Sedekerskis čia pats pasiema kamuolį ir neieško į žaidėjo Žemaičio, bet pats spaudžia į priekį, tarp varžovų kyla šioks toks chaosas, 2 žmonės prie jo, tuo pasinaudoja atbėgęs Birutis, kuriam čia trūksta tik taiklaus užsibaigimo. Kitame epizode prieš estus tubelis nusiema kamuolį ir iškart pats daro driblingą, tik tada atlieka perdavimą, bet viskas vyksta žaibiškai, jokio stop nėra. Ir kai varžovai stabdo kamuolį taip arti savojo krepšio, tai vėlai jie gero gali nelaukti. Ne visada, žinoma, pavyks nubėgti į greitą puolimą ir pelnyti ten taškus. Varžovai gali laiku sugrįžti į gynybą, bet vien tik tas ankstyvas perėjimas netoli jų krepšio duoda vaisių. Čia pranašumų nėra, bet tokia ankstyva Biručio netikra užtvara ir taip aukštai dar duoda vaisių. Jurcevenas pasilieka tarp 2 žmonių, Rokas tokiu stiliumi žaidė visą sezoną Maccabi gretose, todėl puikiai žino, ką čia reikia daryti. Vėliau panaši situacija, tik jau Normantas su kamuoliu. Vėl ankstyvas 4 kampų pick and rollas, tik šį kartą Biručio nusileidimą prižiūri Osmanas iš kampo. Žemaitis lieka laisvas ir lietuviai susikuria aukštos kokybės metimą itin greitai. Tačiau, jei nepavyksta pirmasis pick and rollas, kaip kad pavyko paskutinėse 2 klipuose, lietuviai įeina į Rimo Kurtinaičio mėgstamiausią ir turbūt labiausiai jo dėka Europoje išpopuliarintą situaciją. Lietuvos motion arba tranzicijos derinį. Ir taip, jis turi Lietuvos vardą, nes būtent Lietuvos komandas, Lietuvos Rytas arba tiesiog Lietuvos rinktinė jo naudojo tiek daug, kad šis derinys pasaulyje, krepšinio pasaulyje įgavo Lithuania vardą. Tiek Lietuvos Rytas, tiek Lietuvos rinktinė tą derinį žaidė dar prieš kokius gerus 15 metų ir nuo to laiko jis tapo labai populiarus visur. Šitas derinys paremtas pick and rollais aikštelės šonuose bei kamuolio greitų sukimų aplink tritaškį. Iš pirmo pick and rollo nėra nieko, žaiskime tą patį kitame šone, o trečias žaidėjas kerta. Antrojo pick and rollo
roll metu Marekas yra laisvas, pagalba vėluoja iš silpnos pusės 2 taškai. Kitame klipe idealus pavyzdys. Pirmoje pick and roll pusėje net neypatingai lietuviai stengiasi užpulti. Kuo daugiau suksi kamuolį, tuo daugiau šansų varžovams suklysti. Todėl Sirvydis čia kerta, Rokas žaidžia antroje pusėje 2 prieš 2, jo gynėjas nespėja paskui jį, nes pasaugoja šiek tiek Sirvydžio kirtimą ir Šanli atsitraukia palikdamas Roką laisvą. Toliau dar vienas įdomus variantas šio derinio antroje pusėje arba tiesiog antrojo pick and roll metu. Iš tikrųjų, čia pirmojo pick and roll pirmoje pusėje net nėra, nes Birutis nubėgo iki baudos aikštelės anksčiau ir Jokubaitis nenori stabdyti veiksmą, todėl siunčia kamuolį iš karto. O Žemaitis vietoje kamuolio priėmimo sužaidžia labai sumaniai. Matydamas, kad bitimas prie jo prilipęs, jis pats pastato užtvarą, turkai to nesitikė, tada sutraukia pagalbą ir Radzevičius puikiai išnaudoja closeoutą. Šitą Lietuvos motion derinį, sukimą arba kampą, žodžiu, kaip vadinsi, taip nepagadinsi, gali tęsti kiek nori, kiek tik yra atakos laiko. Ir jeigu varžovai taip visur vėluos, kaip darė tą turkai, tiek lengvų taškų ir mesi. Praėjusius kartus, tai yra tik ką matytose klipuose, matėme, kad šis sukimas prasideda nuo pick and rollo aikštelės šone. Bet yra ir dar vienas įėjimas į šitą derinį, kuris kol kas visai sėkmingai veikia lietuviams. Paprasčiausias 2 prieš 2 aikštelės viduryje su kitu aukštaūgiu pradedančiu veiksmą baudos aikštelėje po krepšiu ir kylančiu į priešingą pusę. Šiaip atrodo nieko sunkaus, bet ir labai lengvai galima prigauti varžovus šioje paprastoje atrodo situacijoje. Tubelį dengiantis Sipahi pradeda veiksmą kaip pagalbinis žmogus prie krepšio, kuris turėtų pasaugoti Mareką, kai turko aukštaūgis kyla aukštai. Bet kadangi tubelis pats kyla ir keičiasi vietomis su Mareku, jis kaip ir turėtų kilti pats ir baudos aikštelę pasaugoti turėtų kitas turkas, dabar esantis toli nuo krepšio. Čia Normantas neišlaiko kamuolio pakankamai ilgai ir to nepavyksta išnaudoti, bet lietuviai toliau suka veiksmą antroje pusėje, tuomet trečioje pusėje Radzevičius kerta ir pagaliau turkai nesusikalba, bam, 2 lengvi taškai. O kitame klipe viskas idealiai, kaip ir prieš tai pasakojau. Mareko užtvara, Tadas po krepšiu tuo metu. Osmanis saugo baudos aikštelę ir to reikia, nes ir Cevenas kyla prie Jokubaičio su kamuoliu. Tačiau Osmani negali ten stovėti amžinybę, kadangi Tadas jau prie tritaškio, kitas turkas iš kampo nespėja ateiti, Rokas nuostabiai palaukia, kol Osmani pasitrauks ir 2 lengvi taškai. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kaip energija ir greitis puolime, taip ir gynyboje. Kol kas lietuviai yra ta komanda, kuri rodo daugiau agresyvumo nei jų varžovai. Spaudimas per visą aikštelę visas 40 minučių, bandant alinti varžovus ir ieškoti jų klaidų. Ir dabar vienas labai geras pavyzdys, kaip nesunku yra tas varžovų klaidas išprovokuoti. Kartais. Po taškų Rokas neprileidžia turkų į žaidėjo prie kamulio. Vidurio puolėjas Šengūnas nusprendžia pats žaisti per visą aikštelę ir tai virsta klaida, kaip ir labai dažnai nutinka tokiais atvejais, kai centras varosi kamuolį. Agresyviai lietuviai žaidžia ne tik spaudžiant per visą aikštelę, bet ir pozicinių atakų metu. Čia Margo atkerta nuo kamuolio pagal derinį bandžius žaisti turkus, ko pasiekoje vėlgi. Vidurio puolėjas bando kažką kurti pats ir sužingsniuoja. Kitame klipe puikus pavyzdys, kaip nepatogu žaisti prieš tokią agresyvę lietuvių gynybą. Sargiūnas vaikosi per visą aikštelę estų žaidėją, Jokubaitis lenda iš stagerių 2 užtvarų prilipęs prie savo žmogaus ir provokuoja pražangą puolime. Prieš estus buvo ir dar įdomesnis, kaip padaryti gyvenimo varžovams kuo nepatogesnį bandymas. Tai ne tik asmeninis spaudimas per visą aikštelę, bet ir dvigubinimas, kuomet varžovas yra priverčiamas atlikti verpstę dėl Jokubaičio gynybos. Kulamai pavyksta su to susitvarkyti, bet suvalgoma labai daug estų atakos laiko. Kitame klipe į žaidėjų ir kamuolį priimti sunku, o tą padarius tubelio siurprizas. Čia labai aukštas perdavimas ir tai itin dažnai šiaip jau virsta klaida ir to ir čia siekia lietuviai, tačiau estams pavyksta to išvengti, kadangi fiksuojama pražanga. Bus labai įdomu stebėti, kaip stipresniems komandams seksis tvarkyti su tuo lietuvių presingu, bet kokiu atveju, nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad nepatogu yra žaisti prieš tokias agresyvias komandas gynyboje. Galiausiai pažiūrėkime šiek tiek į lietuvių agresyvumą ginantis prieš varžovų pozicinės atakas. Pick and rolluose matome nemažai step-outo bandymų. Turbūt, kuomet nebus JV aikštelėje, būtent tokią gynybą dažniausiai ir matysime. Iš artrolo čia perdavimo iškart nepaduosi, nes Rupštavičius arti Šanli ir vėliau tubelis laiku ir vietoje po krepšiu. Marekas su Biručiu kaip ir yra tiesioginiai oponentai šiuo metu dėl vietos rinktinėje
rinktinėje, tai labai manau, kad nemažai priklausys ir nuo to, kaip jiems seksis stepautuoti draugiškų rungtynių cikle. Čia prieš Osmaną Birutis tvarkosi puikiai, palieka jam laisvą tik vieną nusimetimą į kampą, kuris jau netoks šiaip ir pavojingas. Brokas pasaugo Jurceveno nusileidimą, vėliau klauzautę praleidžia savo žmogų, bet čia puikiai Birutis vėl saugo lanką ir perdavimą, o perdavimą pasaugo ir Rokas. Šiaip jau labai gražu žiūrėti jau dabar, tokią energingą, tokią susižaidusią ir atrodo, praktiškai vos ne kiekviena situacijoje gynyboje žinančią, kur bėgti lietuvių komandą. Ankstyva, bet gražu. Net su 4 pozicijoje žaidžiančiu Tadu Sedekerskiu yra bandomi agresyvūs stepautai, kas yra šiaip jau gana retas reiškinys šiuolaikinėme krepšinyje. Dažniausiai su 4 pozicijos žaidėjais jie būna trumpi, kadangi problema yra tame, kad kiti 4 numeriai yra geri metikai, o stepautą daug lengviau nubausti su žmogumi, kuris atšoka ant tritaškio, o neleidžiasi link krepšio. Todėl labai įdomu, ar tokį gynybą Kurtinaitis tik išsibandys, ar bandys naudoti ir Europos čempionate. Nes čia vos net dvigubinimas iš Sedekerskio yra prie pat vidurio, bet estai protingai sužaidžia ir susikuria laisvą tritaškį, žinodami, ko tikėtis iš lietuvių. Paskutinis dalykas, kurį noriu aptarti šiame video, ir galbūt tai yra dalykas, į kurį galėsite atkreipti dėmesį dar ir kitų jau draugiškų rungtynių metu. Labai stiprios lietuvių pagalbos pick and rollų metu iš silpnosios pusės. Nieko naujo. Kurtinaitis labai mėgsta tokias gilias pagalbas. Estų pick and rollas į dešinę, iš silpnos pusės Bendžius eina saugoti lanko, o Normantas turi užduoti atmušti besileidžiantį didelį, kad jis baudos aikštelėje atsidurtų kuo vėliau. O gal tuo pačiu pavyks ir kokį vieną kitą kamuolį, vat būtent taip perimti. Taip, tu rizikuoji su varžovų tritaškiais, jei pasai suvaikščiotų greitai jiems, bet čia ir vėl energijos ir klauzautų kokybės klausimas. Dar vienas geras tokių pagalbų pavyzdys yra čia. Turkų ispaniškasis pick and rollas, bet apatinis žmogus užtvaros nestato, todėl Giedraitis lieka pagalboje ir laukia, kol galės atmušti besileidžiantį Jurceveną. Bitimas nemato paso ant tritaškio, centras nemato Giedraičio, įsimūrija į jį ir lietuviai išprovokuoja dar vieną klaidą. Tokia ta lietuvių pradžia, tokie tie pirmieji bruožai. Kaip ir žadėjau, viskas taip kol kas labai abstraktu, daugiau apie greitį, energiją, agresyvumą visose aikštelės vietose. Apie detalės, galbūt apie derinius bus kiek vėliau. Bet kokiu atveju parašykite komentaruose, kas jūs domintų sužinoti apie rinktinės žaidimą. Nepamirškite paspausti like po šiuo video. Ačiū, kad žiūrite ir pasimatysim jau labai greitai. Iki.